Labadiena, brangus mano kanalo žiūrovai. Ir vėl aš Kristina šiandieną esu kartu su jumis savo virtuvėlėje ir šiandieną kviečiu kartu pasigaminti labai skanią užkandėlę, tai yra lavašo vyniotinius. Jie šiandieną bus dviejų skonių. Vienas bus su tunu, o kitas su mėsyte, su dešryte, tiesiog galite imti tą, ką jūs mėgstate. Pasidaro labai lengvai ir greitai, o susivalgo tikrai labai skaniai ir dingsta nuo stalo vieni iš pirmųjų. Mums žinoma reikės lavašo. Pas mane yra 8, bet realiai reikia 2 rūšių darysiu, tai reikia 6 lapų. Tūno reikės žalumynų, galima paimti krapų, galima paimti svogūno laiškų, česnako reikės, kieto sūrio, virtų kiaušinių ir majonezo. Viskas pasidaro labai greitai. Pirmiausia, aš susipjaustau žalumynus. Pas mane šiandieną yra petražolės. Labai skaniai išeina. Galime vietoj petražolių imti krapus arba svogūnus. Labai smulkia tarka reikia susitarkuoti sūrį. Patarčiau imti mozarelos sūrį. Bent jau man asmeniškai jisai yra skanesnis ir jisai netaip sulimpa. Bet kadangi jo neturėjau, paėmiau paprasčiausiai kietą geltoną sūrį. Susitarkavau. Tada į česnaką reikia sutarkuoti į majonezą. Tai bus užtepėlė, kurią tepsime ant lavašo lapų. Taip pat viską įtarkavau arba galima įspausti, jeigu turite spaustuką. Česnaką gerai išmaišau ir lieka sutarkuoti kietai virtus kiaušinius. 3 kiaušinių 2 vyniotiniams pilnai pakanka. Dar kartą pasikartosiu, vienam vyniotiniui reikia 3 lavašo lapų. Pirmiausia, ką dabar mes darysim, ant lavašo dėsime kelius šaukštelius majonezo su česnuku ir reikia labai gerai išlyginti. Tai galima padaryti šaukštu, peiliu arba štai tokia mentelė. Dedame žalumynus, smulkiai supjaustytus, dar kartą pasikartosiu, tai galima dėti krapų, galima dėti svogūno laiškų arba, kaip mano atveju, petražolių. Ant petražolių išdedu sluoksnį smulkiai sutarkuoto sūrio. Nepatarčiau tarkuoti burakinę tarką, būtent čia smulkia. Susitarkuoja žymiai geriau ir lavašą sukant jisai būna labiau toks lankstesnis. Aš mėgstu sūrį, jo dedu tikrai nemažai. Ant viršaus dedu lakštą lavašą, paspaudžiu ir vėl reikia išdėti ir išlyginti majonezo ir česnako užtepėlę. Viskas pasidaro labai greitai ir rezultatas yra tikrai skanus. Tai vienas iš mėgstamiausių mano šaltų užkandėlių. Dabar dedu sluoksnį tūno. Šiam receptui vienam vyniotiniui aš sunaudojau 1 nedidelę skardinę tūno. Tūnas turi būtinai būti aliejuje. Ir ant viršaus dedame paskutinį lapą lavašo. Ir vėl majonezą ir česnako užtepėlę ir viską gerai išlyginsim. Ir kaip galvojat, koks bus paskutinis sluoksnis? Taip, sutarkuoto virto kiaušinio. Jeigu nemėgstate, galite praleisti, bet jeigu mėgstate visus šitos ingredientus, patikėkite manim, nerealiai išeina skanus vyniotinis. Galima pasidaryti į darbą, ant šventinio stalo, įsidėti į pietus. Labai geras receptas. Ir atsargiai, neskubant, bet tvirtai reikia susukti į volelį. Aš padariau klaidą, į apačią neišsitiesiau maistinės plėvelės ir po to, žinokit, man buvo truputėlį sudėtinga ją užvynioti. Jeigu truputėlį iš šonų bėgs nuo tūnos aliejus, neįsigaskite, įvyniojusi maistinę plėvelę, niekas niekur neišbėga, o viskas po to labai skaniai susigeria. Ir reikia taip suvyniotą lavašą padėti į šaldytuvą kokiam 3 valandoms į šaldytuvą. Reikia, aišku, geriau užvynioti plėvelę, kaip ir minėjau, kad niekur neišbėgtų, kad viskas labai gerai susigertų. Aš dariau ryte, todėl vakare jau galėjau ragauti. Galime padaryti iš vakaro, ryte valgyti, tiesiog žiūrėkite, kaip jums patogiau, bet keletą valandų reikia, kad būtinai pabūtų šaldytuve. Antras vyniotinis bus su saliami dešryte. Iš karto jau pirmiausia pasidėjau maistinės plėvelės ir tik tada ant viršaus užsidėjau lavašą. Ir vėl, eiliškumas lygiai toks pat. Lavašas, ant lavašo užtepėlė,
majonezo, tuomet žalumynai, kokius jūs mėgstate, galima dėti svogūnų laiškas, viską galima dėti. Sūrio, nepagailėkite, būna dar skanesnis lavašas. Viską gerai išdėlioti, galima netruputėlį paspausti. Antras lapas lavašo ir vėl užtepėlė. Ir jau eiliškumą žinot. Dabar dėtų dešrytės nedėsiu iki galo, kadangi vyniojant, sukant ruloniuką, jeigu bus dešrytės labai daug, iki pat galo, jeigu uždėsim, tai jinai išlis. Tiesiog, bus toks kaip liežuvėlis. Ir vėl lavašas, ir vėl užtepėlė, ir paskutinis sluoksnis yra virtų kiaušinių. Ir kas beliks gan tvirtai suvynioti. Pasistengkite, kai vyniosite, daryti tvirtą tokį ruloniuką, nes po to pjaustant, jeigu kažkur bus netvirtai susukta, tiesiog toks bus vaizdas, kad ten kažko nedadėti, kaip ertmė bus. Ir iškart dabar susukus aš įvyniosiu iškart į maistinę plėvelę. Tai labai patogu. Tikrai niekas niekur neišbirės. Aišku, su tūnu vyniotinis yra truputėlį toks lyg šlapesnis, o su dešrytė jisai sausesnis, bet abudu labai skanus. Antras sluoksnis maistinės plėvelės ir viskas keliauja į šaldytuvą. Ir dabar telieka supjaustyt. Pirmą išbandysiu pjaustyt vyniotinį su tūnu. Tai mūsų šeimos mėgstamiausias vyniotinis, pasižiūrėkite, kaip atrodo, tikrai yra labai skanu. Ir po to pjaustysiu štai su dešrytė. Vėl atrodo pjūvis kitoks, kadangi dešrytė vėl jinai tokia truputėlį daugiau turi spalvų. Brangus mano žiūrovai, jeigu jums yra naudingi mano video receptai, jeigu jums patinka, jūs naudojate, nepagailėkite uždėti po video like, parašyti komentarą, taip pat pasidalinkite receptais su savo draugais, savo socialinėse tinkluose. Man tai bus tikrai malonu, nes kuo daugiau laikų, kuo daugiau užsiprenumeravusių žiūrovų, aš tuo labiau suprantu, kad tikrai esu reikalinga ir mano video receptukai jums yra reikalingi. Taip pat turiu jums vieną mažą užduotėlę. Jeigu jūs darysite 2 skonių lavašo vyniotinius taip kaip aš, labai norėčiau, kad kai paragausite, parašytumėt komentarą, kuris lavašas jums labiau patiko. Su tūnu, su dešryte ar tiesiog abu. Ačiū mano brangūs žiūrovai, kad esate kartu, kad prenumeruojate ir kad nepamirštate mano video kanalo. O aš bėgu kaistis arbatos ir labai skaniai atsigersiu arbatos su šiais skaniais užkandukais. Ačiū mano brangūs žiūrovai ir iki kitų video receptukų. Ate!